Būkit pasveikinti. Situacija tokia. Nauja diena prasidėjo, dabar 10:30 yra. Kažkas iš mūsų chebros 8 ryto jau nuvarė į slidinėjimo kurortą, kuris yra uždarytas dėl stipraus vėjo. Tai mes labai gerai išsimiegojom, labai gerai pavalgėm ir dabar laukiam, kol atsidarys. Praneš. Neatsijunkit. Kalnai atrodo pakankamai įspūdingai. Jau keltuvai veikia, tai važiuoju į viršūnę. Galų gale visi keltuvai veikia, orai nuostabus ir turiu dar pusdienį pasimėgaut ant kalno, tai lipu į viršų. Didelis pliusas, kad labai mažai žmonių, tai nėra eilių prie keltuvų, o minusas, kad šaltas vėjas, nelabai komfortiška, net medžiai juda matosi. Bet žiūrėkit, kaip gražu. Dabar noriu jums parodyti aukščiausią legalią vietą, kur jūs galite su keltuvu pakilti. Lomnicki štit. 2634 metrai. Ir kelia speciali kabina nuo čia iki čia, kainuoja 85 eurai. Nuo ten slidinėti neįmanoma. Čiuoži nuo šitos vietos, čia yra trasa, tai tik tai pėstiesiems. Kili į viršų, 85 eurai moki, būni tenais valandą. Aš nesu tenais buvęs niekada. Visų pirma brangoka, o antra, retai būna toks geras oras kaip šiandien, nes per tokį orą tikrai viskas matosi. Bet jeigu kaip dažnai būna čia vien debesis, tai, sako, tiesiog išmesti pinigai. Bet gal kada nors. Ta pati vieta, ta pati tradicija. Kapusnica. Praeitais metais buvo 3 eurai, šiais metais 7,50. Tai yra vidurinė sena stotis, viršutinė tenais, jinai irgi jau nefunkcionuoja, manau, dešimtmečius. Ir tenais, apačioj kairiau, dar keletą metų atgal buvo sena stotis su sena kabina. Jinai didžiulė, ten lygtais pusiau medinė. Tai aš galvoju, kad dabar nusileisiu, slidinėjimo pabaiga, ir pabandysiu rasti tą vietą ir jeigu ta kabina dar vietoje, parodysiu jums ją. Kągi, tai buvo labai tikrai žiauriai faina. 39 eurai už pusę dienos. Patiko. Dabar reikia kažkaip susitvarkyti. Tai prašau pasitikit, čia baigėsi kelias ir čia yra įėjimas į seną stotelę. Tiesos momentas. Viduj kažkas tenais yra, man atrodo. Perfect. Unbelievable. Abandoned places. Tai čia buvo
du ski liftai ir jie dirba sinchroniškai. Vienas į viršų, kitas žemyn. Galiu tik užskaityti šitą vietą. Žiauriai patiko. Reikia judėti pirmin. Gavome vypražanai sir. Kažkoks jisai biški defektuotas. Kažkas apėdė gabaliuką. Rizoto ir kibirą salotų. Paragaukim. Tradiciškai atvažiavom į vandens parką. Termalinis baseinas. Va, tenai, žiūrėkit, yra. Pašviesim su savo šviestuvu. Nesimato nieko. Vien žodžiu, temperatūra iš po žemės ateina apie 60 laipsnių ir jie vėsina priklausomi nuo baseino. Ten vat vienas yra ir kitas. 3,6, 3,8. Tai va. Vadinasi Vrbov ir kainuoja labai nebrangiai. Su savim mikrofono neimsiu. Nufilmuosiu kažką, bet kokybė garso bus prastesnė, atsiprašau. Jeigu yra galimybė naudotis liftu, naudokitos. Alio. Nedaug žmonių šiandien, tai nuostabu. Čia yra masažai šitoj vietoj, o kitoj pusėje yra burbulai, bet čia vanduo apie 32, kokius 33. O ten po kairė, matot, jau garuoja daugiau. Ten 36, man atrodo, ar 38. Tik. Šūdvonė, ne šūdvonė. Feel the difference. Lauke -2, labai abejoju, greičiausiai +2 ir 38 laipsniai vanduo. Žiauriai gerai ir šilta. Fantastik. Ieškau savo draugų, jau 2 vienetus ruonių radau. Va. Pamojuokite kamerycę. O kiti ruoniai nežinau kur, kažkur dingo, bet čia gera, vat, neduos sumiluoti. Pirmą kartą aš čia su tokiu mažu kiekiu žmonių. O, Ichtiandr. Labai fainai, nes čia visą laiką jau 100 yra. Dabar gal kokį 50. Smagiai. Och tai jo. Iceberg. Laikas renovuot, bet nieks nerenovuoja. Mano mėgstamiausias slidinėjimo kurortas atidarė naują keltuvą šešiavietį. Bachletka. Žopizdan. Perfekt.
Per gerai, kad tai būtų tiesa. Pats pili savo alų, kiek nori. Pas mus čia labai geras servisas. Patys pilam savo alų. Ir patys apsitarnaujam. Va čia tai servisas.